Panevėžio miesto dailės galerijos keramikos paviljone atidaryta Vaivos Abramaitytės fotografijų paroda Menų pašaukti Grand Pas. Panevėžio miesto dailės galerija labai džiaugiasi galėdama bendradarbiauti su nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir šiandien pristatyti Panevėžyje Vaivos Abramaitytės parodą Menų pašaukti Grand Pas. Labai svarbu, kad galerija pristato ir jaunųjų kūrėjų darbus, tai parodoje matyti būtent baleto meno šaka, bet fotografijos rėmuose, taip kad džiaugiamės šitą menų sinergiją ir galimybėmis plačiai atsiveriančiamis bendradarbiavimo. Paroda skirta artėjančiam Lietuvos baleto šimtmečiui, bet nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos įkūrimo 80-mečiui paminėti. Mes netaip dažnai išvažiuojame į Lietuvą, bet vienas iš mūsų tikslų yra taip pat, kad mes atlikdami nacionalinės mokyklos funkciją bandom burti visus meną mylinčius, meną vertinančius, meną suprantančius žmonės. Mes turime čia ir giminingų mokyklų, mes labai bendradarbiaujame su Panevėžio Vytauto Mikalausko menų mokykla. Tai yra mūsų tokia seseriška mokykla, tokia pati specializuoto meninio ugdymo mokykla, su Panevėžio dailės mokykla. Ir taip pat, žinoma, yra tokie kolegiški ryšiai su įvairių mokyklų vadovais, mano per daugelį metų darbo švietime susiklostė. Na, o baletukai pirmą kartą atvažiuoja kol kas nuotraukų pavidalu į Panevėžį, nes tikrai yra kuo pasigirti, o ypatingai tuo, kad mes šiemet kaip tik įžengėme į savo mokyklos 80-mečio paminėjimo metus ir dar taip sutampa, kad šiemet yra ir Lietuvos baleto šimtmetis ir todėl pagalvojame, kad mūsų mokinių nuotraukos Vaivos Abramaitytės nepaprastai profesionaliai ir su didelė meilė padarytos yra geriausias pristatymas ir kai kurias jų pavardės jau mums reikia pradėti mokytis, todėl kad apie virš 80% nacionalinio operos ir baleto teatro trupės yra mūsų mokyklos absolventai ir dabartinės žvaigždės beveik visos yra mūsų. Taip susiklosto gyvenimas, o kadangi baleto artisto gyvenimas artistinis yra gana trumpas, jie ateina pas mus dirbti mokytojais ir mūsų mokykloje šiuo metu yra 5 buvusios primos balerinos iš operos ir baleto teatro ir baleto skyriaus pavaduotojas Eligijus Butkus taip pat yra buvęs Primarijos operos ir baleto teatre. Taip kad iš tikrųjų ši paroda, kuri parodo ir kasdieninį tokį sunkų darbą, pauosčius nuotraukas galima prakaito kvapą vaikų užuosti, labai sunkiai dirbant, mokantis mokykloje. Iš tikrųjų yra ir gražu, yra nepaprastai su didelė meilė padarytos nuotraukos, o mūsų vaikai šitos meilės tikrai nusipelno. Parodoje, kurioje pristato fotografijų ir objektų ciklas, siekdama įamžinti trapų baleto meno, sustabdyti šokio akimirką, leisti žiūrovui pamatyti ir pajusti veržlų dvasios polėkį, judesyje sustingusios muzikos iliuziją, fizinės šokėjų pastangas. Tai nėra mano personalinė paroda, aš tai vadinu tokiu mūsų bendru projektu. Mūsų meilės baletui, vaikams ir fotografijai sinergija bendra. Dar niekada nebuvo tokio ypatingo susitelkimo, grožių, šokių ir bendra kūryba. Patys vaikai yra didžiulis menas, jų tikėjimas, jų ypatinga tyla fotografavimo metu. Jūs neįsivaizduojat, kokie jie susitelkia, kokie jautrus. Ir šioje parodoje iš tikrųjų nėra groteskiškų šypsenų ar kažkokių dirbtinių pozų. Ir mano tikslas buvo atvaizduoti šį šokį klasikinės fotografijos principų per portretą, per kažkokį judesį, daug smulkių detalių ir fotografijos dauguma yra natūralaus ūgio, kad žiūrovas galėtų jausti tą herojų, šokėją, tokį, kaip mes matome vienas kitą.
Tai čia labai daug nuotraukų yra natūralaus žmogaus dydžio formatai. Parodoje eksponuojami natūralaus dydžio fotografijų herojai, žvelgia į žiūrovus ir spinduliuoja įvairų šokio energetikos spektrą. Ši paroda prieš kelius metus buvo pirmą kartą parodyta Lietuvos Respublikos Seime. Ir taip pat mes ją rodėme ir Užupio galerijoje, ir Šiuolaikinio meno centre. Ir dabar atvykome į Panevėžį ir labai džiaugiamės ją pristatydami. Tikimės, kad jinai susilauks žiūrovų ir kadangi tai yra išties labai jautri paroda. Žinot, žiūrint į ją, man pačiam asmeniškai kiekvieną kartą vis tu supranti, koks yra viso ko laikinumas. Kai tu žiūri į juos, į šituos jaunus žmonės ir tu supranti, kad jau vieno ar kito kelias pasisuko baigus mokyklą, jau jis yra vedantysis solistas operos teatre. Tai supranti tą akimirką ir kokie mes esame akimirkos vaikai. Tai aš norėčiau visus pakviesti aplankyti šią parodą ir taip paminėti 3 didelės sukaktis ne tik tais Lietuvos mastu, bet tai ir pasauliniu, nes kaip ir žinom, kad Čiurlionio metai įtraukti ir UNESCO į įsimintinus jubiliejinius metus. Iš tikrųjų, šita paroda gimė per porą metų. Iš pradžių stebėjau repeticijas, spektaklius, pamokas ir šita paroda susidėjo iš keletos siužetų. Tai portretinė studijinė fotografija, kur natūralaus ūgio nuotraukos, reportažas, pamoka ir portretai. Rengdami mokyklos 75-metį leidome tokį leidinį, kuris vadinasi Viena diena mokykloje. Mes pakvietėme Lietuvos įvairius spaudos fotografus, meninius fotografus į mokyklą ir jie vieną dieną fotografavo mokyklą, kaip vaikai dirba, kaip vaikai mokosi, kuo jie užsiema, ką jie veikia. Ir kaip tik Vaiva Abromaitytė atėjo tada visai netikėtai į mokyklą ir ypatingai užsikabino už baleto temos. Na ir yra mūsų dabar daugelio nuotraukų autorė ir mūsų spektaklio autorė, mūsų vaikų nuotraukų autorė. Na ir tas archyvas, kurį jinai dabar kaupia, kažkada bus labai vertingas, o mūsų vaikai, kurie čia yra kai kur pozuoja, o kai kur yra darbo metu per pamokas nufotografuota, tik po kiek laiko supranta, kad čia yra sustabdyta jų jaunystės ir jų kūrybinės karjeros pradžia. Iš tikrųjų labai daug širdies įdėjom į šitą darbą ir ten čia kaip ir mūsų jungtinis projektas. Tai Vilniuje buvo 3 parodos skirtingose lokacijose, jos atrodo visai kitaip, mes papildėm ekspoziciją, ją keitėme ir dabar dar norime, kad po Panevėžio, kur nukeliautų į Klaipėdą, galbūt į Rygą. Ir tada jau paroda nuguls mokyklos koridoriuose ir klasėse. Vaivos Abromaitytės fotografijų paroda Menų pašaukti Grand Pas Panevėžio miesto dailės galerijoje veiks iki kovo 2 dienos.